Čia reikia dar atsistosiu. Gerbiama Teisės fakulteto dekanė Julija Kiršienė, gerbiamas Lietuvos aukščiausio teismo teisėjau Algino Arkūnai, gerbiamas Konstitucinio teismo teisėjau Gedimino Mesonį, gerbiami kolegos praktikai ir mokslininkai. Mes visi pasirinkom teisininko profesiją. Teisininko profesiją, kuri reikalauja tarnauti aukščiausio lygio žmogaus teisų standartams, teisinės valstybės ir bendrai teisingumo idealams. Teisininko profesija reikalauja iš mūsų pastovaus atsinaujinimo, nes pati teisė yra dinamiška. Tačiau be vieno dalyko teisininkų profesija gali lengvai virsti šios profesijos antipodų. Tai teisininkų etika. Man labai džiugu, kad Vytauto Didžiojo universitetas jau ne pirmus metus rodo geras iniciatyvas šioje srityje. Praeitais metais, kaip prisimenam, buvo surengta konferencija teisininkų etikos tema. Taip pat matau, kad yra inicijuotas netgi mokslinis tyrimas teisininkų etikos klausimais, siekiant identifikuoti etikos sistemų funkcionavimo trūkumus bei spragas ir ištirti metodus, kurie atitinka visuomeninius lūkesčius. Man ypatingai džiugu, kad tai vyksta, šios iniciatyvos vyksta mano gimtame Kaune, kuris visą laiką pasižymėjo tam tikrų socialinių ir pilietinių aktyvumu. Tikiu, kad tokiu keliu ir pakankamai sparčiai eidami mes padėsime ilgalaikius pagrindus pasitikėti teisininko profesiją, teisinę valstybę ir valstybę apskritai. Konferencijos tema yra teisininkų etika. Visą laiką mėgstu atsakyti į pagrindinius klausimus, kurie yra užduodami man. Šiuo atveju teisininko atsakomybė, mąstydamas, pradėdamas rengtis konferencijoje, iškėliau savo pagrindinius klausimus. Visų pirma, tai ar teisininkai bendrai yra atsakingi asmenys? Ar teisininkai yra atsakingi? Taip, aš galiu pasakyti apie save, aš manau, aš esu atsakingas. Aš žinau, kad tikrai atsakingas yra Algis Arkūnas, nes jis dargi yra ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Tačiau tas klausimas iš tikrųjų yra aktualus. Ar mūsų universitetai, mūsų teisininkų mokyklos ruošia atsakingus asmenys? Ar teisininkai žino savo atsakomybės ribas, visuomeninės ir profesinės? Ar atriboja visuomeninę, asmeninę, teisinę, moralinę, profesinę, civilinę, drausminę, etikos ir teisės normų atsakomybę? Mano tema šiandien yra teisininko atsakomybė vienu tik tai aspektu. Tai yra užtikrinant teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principo įgyvendinimą. Taigi leiskite pradėti nuo pradžių. Visų pirma, pasveikinti visus minint 20-metį mūsų Lietuvos Respublikos konstitucijos. Turiu pastebėti, kad iš tikrųjų man atrodo, jog tam yra skiriama per mažai mūsų dėmesio. Tačiau mes dar nepavėlavom, kol dar visai nepavėlavom, taigi spalio 25 diena yra priešakyje. Na, o atsiverčiant konstitucijos preambulę randu tai, kas yra reikšminga ir sprendžiant teisininkų atsakomybės, visuomeninės atsakomybės klausimą. Taigi, konstitucijos preambulėje mūsų tauta prieš 20 metų išdainavo, galim sakyti, tokius 3 pagrindinius kertinius siekius, tai yra siekti atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės. Kokia šių tikslų įtaka teisininkų visuomenė ir teisininko atsakomybei apskritai? Teisininkų visuomenė turi būti profesionaliai atvira tiek viduje, tiek išorėje ir visų teisininkų visuomenės tikslas turi būti vienas – teisingumas, o ne aklas asmeninių ar institucinių interesų tenkinimas. Darnumo reikalavimas, esu įsitikinęs, kad teisinė visuomenė įpareigoja nuosekliai gyvendinti jiems profesiškai priskirtas funkcijas,
tiek kiek priskirta, neviršijant savo kompetencijos ribų ir tuo pačiu pagarbiai veikti kitos teisininkų profesinės grupės atžvilgiu. Be abejo, daugiausiai atsakomybės mums užkrauna kaip teisininkų visuomenė, užkrauna mūsų tautos nusibrėžtas teisinės valstybės siekis. Oficialioji Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo konstitucinė doktrina skelbia, kad teisėjų ir teismų nepriklausomumas yra vienas iš esminių demokratinės teisinės valstybės principų. Teisme teisės principai, normos, vertybės, idėjos virsta faktinė realybė. Teisminiai procesai ir procesai aplink teisminius procesus tiesiogiai įtakoja teisinę valstybę kaip reiškinį, kaip jos faktinę būseną. Analizuojant teisminį procesą kaip po reiškinį ir teisininko atsakomybę jame, tai reikia pabrėžti, jog teisminis procesas yra ne vien tik tai teisinis procesas kaip teisininkų profesinė veikla. Tai teisminėme procese vyksta įvairūs kiti, ne tik teisiniai dalykai. Tai taip pat ir psichologinė, ir etinė, ir socialinė, komunikacinė, intelektinė ir kultūrinė žmogaus veikla. Tuo aspektu, kad toje veikloje dalyvauja ne tik teisininkai, bet pagrindinį vaidmenį užima jie, įkyla ir visuomeninė teisininko atsakomybė už šio principo įgyvendinimą. Taigi, pagrindinė atsakomybės našta be abejo tenka patiems teisėjams, teismams, teismų sistemai, tačiau ir visai teisininkų bendruomeniai. Kokios dalis pasiskirsto tarp teisininkų bendruomenės, tarp teisėjų bendruomenės, tarp atskirų teisėjų savivaldos institucijų ar teisėjų ir kitų teismų administracijos pareigūnų. Didžioji dalis atsakomybės užtikrinant teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principo įgyvendinimą tenka visų pirma patiems teisėjams. Po to išskirčiau pats nešdamas šią naštą, tai teismų pirmininkams, teismų savivaldos sistemai, tai yra visuotiniam teisėjų susirinkimui, teisėjų tarybai, teisėjų etikos ir drausmės komisijai, na ir galų gale teisėjų garbės teismui. Trumpai apie kiekvieno iš šių atsakomybę atskirai. Taigi visų pirma apie savo, taip galima sakyti, atsakomybę. Teismo pirmininkas, užtikrinant nepriklausomumo ir nešališkumo principą, visų pirma, administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka organizuoja ir prižiūri administravimą teisme. Na, buvau pasirengęs kalbėti daugiau apie administravimą, bet kadangi laikas yra ribotas, tai plačiai nesibrėsiu, tiesiog pažymėsiu, jog ir pats administravimas teisme negali pažeisti šio principo. Taigi, teismo pirmininkas turi galvoti, ką ir kaip ir kokiu būdu daro, kad iš tikrųjų teisėjai jaustųsi saugus ir jų atsakomybės ribos būtų labai aiškiai apibrėžtos, kiek liečia teismo pirmininko funkcijas. Teismo pirmininkų įstatymas įpareigojo kontroliuoti, kaip laikomasi teisėjo etikos kodekso reikalavimų. Tai visų pirma, tirti asmenų skundus dėl teisėjo etikos kodekso, taip pat ir svarstyti kitus etikos sisteminius klausimus, kuriuos nuolatinai aptarti rengiamuose susirinkimuose su teisėjais, kad būtent teisėjų etikos kodekso reikalavimai, teisėjų nešališkumo, nepriklausomumo prasme būtų plėtojami pačios teisminės valdžios. Trečia, teismo pirmininkui yra įpareigotas šalinti nustatytus teismo darbo trūkumus. Tai yra įvairūs instrumentai, priimant tam tikrus įsakymus, nustatant tam tikras vidinės tvarkas, kurie organizaciškai būna patvarkomi, kad teismo nepriklausomumas būtų nepažeistas. Ypatingai galbūt tai yra svarbu bylų skirstymo
aspektu. Na ir ketvirta, tai vadovaudamas teismo organizaciniam darbui, teismo pirmininkas reaguoja į nustatytus išorinius teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principo pažeidimus ar ketinimus juos pažeisti ir vykdo antikorupcinio pobūdžio priemonės. Taigi, tokios būtų pagrindinės teismo kaip pirmininko, kaip administracijos ir teisėjų turinčios specialius įgalinimus pareigos šio esminio mūsų teisiniai sistemai ir konstitucinio principo įgyvendinimo užduotyje. Trumpai apie pačių teisėjų atsakomybę. Taigi, siekiant išlikti nešališkais ir nepriklausomais, teisėjai visų pirma turi būti subjektyviai nešališki, neturėti asmeninio intereso, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, nebūti tendencingi. Na ir taip pat turi būti objektyviai nešališki. Tai, kad būtų teisėjas atrodytų nešališkas objektyvaus stebėtojo akimis. Europos žmogaus teisių teismas yra akcentavęs, kad teisingumas ne tik tai turi būti įvykdytas, bet jisai turi būti ir matomai įvykdytas. Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Taip pat užtikrinant šio principo įgyvendinimą, teismas, kiekvienas teisėjas proceso metu privalo nešališkai apsvarstyti kiekvienos šalies pateiktus ir su byla susijusius įrodymus ir argumentus, kad būtų užtikrintas audiator et altera pars principo įgyvendinimas, kad šalis ne tik tai iš teismo galutinio sprendimo suprastų, kad yra įvykdytas teisingumas, bet ir iš viso proceso, iš viso teisėjo elgesio suprastų, jog iš tikrųjų teismas siekia to, kas yra vertinga ir kas turi būti nustatyta byloje nepriklausomai, yra teisus ar neteisus ir kaip jisai vertina subjektyviai susidariusią ginčo situaciją. Iš tikrųjų, kalbant apie patį nešališkumą kaip teismo objektyvų nešališkumą, doktrinoje yra paminimo, kad teismo nešališkumas yra teisėjo vidinė būsena, tam tikras moralinis etinis nusiteikimas, kuris yra sunkiai įrodymas. Kiekvienas teisėjas susipažinęs su byla iš karto susidaro kažkokį tai įspūdį apie reikalavimus, apie jų pagristumą, apie tikėtinumą, kad tas ieškinys bus patenkintas ar nepatenkintas. Tačiau kitaip ir negali būti. Priešingų atveju, kaip juokauja kolegos, teisėjai tektų susipažinti su byla tik tai išėjus į sprendimų priėmimo kambarį, kad išlikti visiškai nešališku. Tai tikrai ne. Netgi tam tikrais atvejais teismas įpareigotas yra vertinti tam tikrus reikalavimus iš anksto. Tačiau svarbiausia, kad išoriniais veiksmais teisėjas neišsiduotų ir neparodytų savo turimų vidinių įsitikinimų. Taigi, objektyvus nešališkumas yra tam tikras išorinis pasireiškimas, neparodant ir išklausant šalis, kad įtikint šalis, jog teisingumas įvykdytas atidžiai. Bendra teisininkų atsakomybė užtikrinant teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principo įgyvendinimą. Kaip minėjau, kad pranešimo pradžioj, kad šio principo įgyvendinimas yra ne vien tik tai teisėjų savivaldos institucijų įpareigojimas. Šio principo įgyvendinimas iš esmės yra nukreiptas visai teisininkų bendruomeniai. Ir aš užsirašiau keletą tezių, kurias norėčiau ir pristatyti. Tai yra visų pirma, kad subjektyvų į visuomenės požiūrį į teismo nepriklausomumą ir nešališkumą įtakoja teisininkų formuojamas pasitikėjimas teismu. Teisininkas, būdamas profesinės bendruomenės nariu, privalo veikti teisingumo interesais, skatinti pasitikėjimo konkrečių teismų ir teisminę sistemą apskritai. Teisininkų rodoma ir faktiškai esama pagarba vienas kitam teisminių procesų metu sudaro prielaidas nebejoti ir paties teismo nepriklausomumu ir nešališkumu.
Teisininkų tarpusavio komunikacija teisminio proceso metu formuoja šalių nuomonę apie patį teisminį procesą. Jei atstovas į teisminį procesą žiūrės nepagarbiai, atstovaujamajam susidarys nepasitikėjimo sąlygos ir bus pakenkta tinkamo teismo proceso užtikrinimui. Negalima palaikyti ir jo labiau inicijuoti akivaizdžiai nepagristų nušalinimų teismams, kas mūsų praktikoje dažnai susiduriama. Trumpai apie specialiasias pagrindinius principus atskirų specialių profesijų, advokatų ir prokurorų. Remsiuos advokatų ir prokurorų etikos kodeksais ir juose įtvirtintom pagrindiniam elgesio taisyklėm. Taigi, advokato etikos kodekso pirma taisyklė ir nuoroda, kad Lietuvos advokatai dalyvauja įgyvendinant teisingumą. Vadinasi, iš esmės jų misija yra taip pat teisingumo vykdyme dalyvauti kaip profesijos dalyviais, profesionalais. Antra, kad advokato profesinė veikla reikalauja laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų teismams ir visuomeniai. Taigi, teisinės valstybės kūrimas ir teismo nepriklausomumo užtikrinimas yra tam tikras įsipareigojimas advokatų tiek teismams, tiek visuomeniai. Trečia, advokatas visada privalo nediskredituoti teisingumo idėjas. Taigi, nors koks tas interesas ir būtų aktyvus ir didelis, tačiau visą laiką advokatas turi ir visuomenėje, bendraudamas su klientu, puoselėti teisingumo idėją. Ir dar vienas iš tokių esminių etikos principų, tai yra, kad dalyvaudamas teisminėme nagrinėjime, advokatas turi elgtis taip, kad jo kalba, prašymai, pareiškimai ir klausimai nežemintų teismo. Prokuroro etikos kodekse taip pat yra priskirta dalis, kuri susijusi su šio principo apsauga. Tai yra visų pirma, asmuo nusprendęs dirbti prokuroru, savarankiškai ir sąmoningai pasiryžta tarnauti teisingumui. Taigi, nors prokurorai užima baudžiamo proceso rungimosi procese valstybės kaltinamo funkciją, tačiau jie taip pat dalyvauja ir teisingumo vykdyme. Ir kitas principas, kad jie padeda teismui vykdyti teisingumą. Visokeriopai remia teismų autoritetą ir teismo proceso orumą, griežtai laikosi teismo proceso tvarkos, gerbia teisėjų nepriklausomumą ir nešališkumą, vengia frazių ar užuominų, kurios galėtų įžeisti teismą ar gynybą kitus teismo proceso dalyvius. Teisininkų bendruomenės kaip visos atsakomybė. Tai visuomeniškai teisininkų bendruomenė ir yra atsakinga už šio principo įgyvendinimą, nes tik tai visos teisininkų bendruomenės aktyvių veiksmų pagalba mes pasieksime aukštą pasitikėjimą teismais, teisinę valstybę. Vakar mūsų teisme lankėsi teisėjai iš Turkijos ir kalbėjom apie teismų pasitikėjimą teismais. Buvo nuliūdę, nes laiko, jog jų visuomenė per mažai pasitikė teismais. Paklaustas, o kiek Turkijoje pasitikė teismais pagal oficialias apklausas, jie pasakė, kad tai yra 70%. 70% piliečių pasitikė Turkijos teismais. Man tai sukėlė gilę šypseną, nes aš pasakiau, kad mums tikrai yra kuo pasididžiuoti, nes mūsų visuomenė pasitikė 15%. Taigi tikrai yra reikalinga visai teisininkų bendruomeniai veikti, kad pasiektumėm tokį rezultatą, koks yra kitose valstybėse. Ir nemanau, kad vien tik tai yra visuomenės klaidos vertinimuose, bet galbūt mūsų kaip teisininkų bendruomenės
aktyvių veiksmų stoka. Mes mėgstam galbūt daug kalbėti, mėgstam kiekvienais metais vis padurščioti į tas pačias problemas, bet ką mes padarom, kad jos išnyktų. Kaip sakė Aukščiausio teismo teisėjas, reikia ne tik tai žinoti etiką, bet ir veikti pagal etiką. Taigi būkime solidarūs teisingumo reikale ir aktyviais veiksmais, neleisdami pažeisti teismo nepriklausomumo ir nešališkumo, ginkime šią mūsų profesinę konstitucinę vertybę, nes tai yra visos teisinės valstybės ir mūsų profesijos pagrindas. Baigdamas dar norėčiau pabaigti tokiom mintim, kad taip atrodo, jog kartais tas darbas, kurį mes atliekam, ypatingai šiuo metu, jisai yra neprogresyvus, pasikeitimai ateina per lėtai, galbūt iš viso tų pasikeitimų neteina, o su sunkesne valstybės finansinė būklė padėtis tik blogėja. Tačiau noriu pasakyti tikrai, kad tikėkime, tikrai taip nėra. Tik sunkiai dirbdami, pasitikėdami vienas kitu, dalindamiesi teisiniam įžvalgom, būdami atviri, vadovaudamiesi tą mano minėtą preambulėje nubrėžta atviros, darnios ir teisingos teisinės visuomenės siekiu, mes pasieksime tikrai aukštų rezultatų per tam tikrą ilgesnį laiko tarpą, nes valstybė dar yra tik 20, nepriklausoma valstybė yra tik 20 metų. Tad kartu eikime mūsų profesinių kelių ir manau, kad mano principo apsauga, kuri yra viena iš pagrindinių einant teismo pirmininko pareigas, tikrai ilgainiui bus pasiekta maksimaliuose standartuose. Telydi jūs ištvermė ir šviesios mintys jūsų kasdieniuose darbuose. Ačiū nuoširdžiai.